Sveiki, čia Cezaris Ateljė. Taigi, dabar aptarsiu lapkričio mėnesio perskaitytas knygas. Jų perskaičiau tik 3. Nes skaičiau vieną tokią storulę. Taigi, pirmoji perskaityta tai būtų Inales visos tavo spalvos. Šita yra antroji autorės knyga. Ir šitoje knygoje pagrindinį vaidmenį atlieka berniukas turintis autizmą. Tai šita knyga tikrai labai jautri, labai tokia meilės linija buvo, bet jau galų galo knygos aš tiesiog jau supykau, kad ne tą vyrą jinai pasirinko. Man Rimantas labiau patiko. O dėl ko mane taip autizmas domina, tai turbūt dėl to, kad, nežinau, tiesiog ir aš lygiai taip pat kaip tas berniukas knygoje, aš irgi valiuodavaus ant žemės, šaukdavau, klykdavau, nemiegodavau. Tai va, ir tiesiog tikrai labai gražu iš autorės pusės, kad knygoje paėmė panaudoti autizmu sergantį berniuką. Na, nesergantį, čia ne liga. Tiesiog turinti autizmą. Ir labai patiko man šita knyga, labai lengvai susiskaitė. Ir daviau tikrai patį aukščiausiai vertinimą ir lauksiu kitų autorės knygų. Na, toliau knygos bus 2 iš bibliotekos, tai gal čia matysis, nelabai šviečia. Tai Isabel Allende Tik vėjas žino mano vardą. Šitą knygą skaičiau knygų klubui. Ir man jinai nei patiko, nei nepatiko, bet labiau gal nepatiko. Ir ten daugiau apie pabėgėlius. Tai knyga prasideda nuo nacių valdomos Austrijos 1938 ir baigėsi jau Amerikoje 2019-2020 metais. Aišku, knyga irgi jautri tokia, įdomi, bet ar aš atsiminsiu, apie ką buvo ta knyga po kelių mėnesių, tikrai abejoju. Tai tokia, nežinau, tai pirmoji autorės knyga, su kuria susidūriau ir, nežinau, tokia silpnoka man. Na, o paskutinė knyga, bet taip pat čia nesimatys, nes labai šviečia. Tai Mįslinga Bilio Miligano istorija. Tai ne grožinė knyga, tai biografija. Apie vyruką, kuris iš tikrųjų gyveno, buvo nuteistas ir buvo uždarytas psichiatrinėje ligoninėje. Tai būtent Bilis Miliganas, kuris turėjo 24 asmenybės. Ir, na, prasidėjo pirma dalis, kaip iš teismo pusės įteisė jau padarius nusikaltimą. Antroji daly buvo kaip biografija jo visa nuo vaikystės ir trečia dalis jau kaip toliau jo gyvenimas rutuliojosi po to nuteisimo. Tai knyga tikrai stora, 500 lapų, labai smulkių šriftų parašyta. Ir skaityti šiaip nebuvo labai sunki, bet, na, mėnesį užtrukau, kur perskaičiau. Šiaip biografijų neskaitau, man jos nepatinka, bet kodėl šitą pasiėmiau, tai būtent viena mergina iš YouTube kanalo rekomendavo.
Ir antras dalykas, aš taip pat kaip ir Bilis Milliganas turiu keletą asmenybių. Na, ne 24 kaip jis, mažiau, bet tiesiog labai rezonavau su tuo Biliu Milliganu. Ir kažkaip buvo gaila pabaigti skaityti tą knygą, nes taip kažkaip susidomėjau, taip skaičiau tokį visą jo gyvenimą. O po to po knygos perskaitimo pasidomėjau, kad jis mirė 2014 metais kažkokiuose ten slaugos namuose nuo vėžio. Tai liūdna, galėjo dar gyventi, jisai nebuvo dar senas. Bet tokia vat biografija, bet kaip sakau, kaip nemėgstu tų biografijų, tai, na, kartais reikia paskaityti kokią nors. Ir va tiek, va, 3 knygos perskaitytos šį mėnesį, tai, na, ir kimbu skaityti kitas knygas, dabar pradėjau Lavizo Spell Meilė devyniaragė skaityti, tai tikiuosi, kad bus gera knyga, bent jau iš pradžių labai sudomino, tik tai labai nepatogus toks formatas knygos skaityti. Minkštas viršelis, bet tie lapai tokie kieti ir tiesiog neatsidarinėja, nesivarto knygą kažkaip sunkiai. Bet istorija tikrai prasidėjo įdomiai, tai va, dabar užbaigsim metus, nežinau, kiek čia, 50 jau rekordo nebepasieksiu knygų, jau trūksta, bet kitais metais tikiuosi 50 įveikti knygų. Tai va, tiek viso.